Moderator! Sveiki, šiame siužete pristatysime jums bene patį sėkmingiausią ir tuo pačiu patį populiariausią, bent jau mūsų parduodamų kieto kuro katilų iš gamyklos moderatorių serijos, tai yra katilas Unica Sensor. Šis katilas yra taip pat žemos temperatūros, jis yra plieninis, tačiau jo plienas visų moderatorių gaminamų katilų plienas yra 6 mm storio, tai reiškia tikrai tai įtakoja ilgamžiškumą ir plienas yra neįprastas plienas, yra katilinis plienas. Katilas yra 3 kamerų ir jo ypatinga konstrukcija leidžia pasiekti didelį naudingumą ir nuolatinį degimą. Katile yra įmontuoti pirminio ir antrinio oro padavimo srautai, kurie pagerina ekonominį ir ekologinį katilo darbą. Katilas yra gaminamas nuo 10 iki 60 kW, kad būtų patenkinti įvairių klientų poreikiai. Ir katilo privalumai yra tokie. Katilo naudingumas yra 84 procentai, tai yra ypatingai aukštas naudingumas kieto kuro katilui, kurį galima kūrenti tiek malkom, tiek anglim, tiek briketais, tiek šiukšlėm, tiek netgi paprastom pjuvenom. Ir katilas yra išskirtinis tuom, kad jis turi jau savo valdiklį, kuris valdo visų pirma ventiliatorių, be to pasijungia iš nugaros pusės sistemos siurblys ir boilerių siurblys, priklausomai nuo to, kaip yra sumontuota sistema. Ir tokiu būdu sistemos cirkuliacinis siurblys, jums nereikia statyti atskiro temperatūrinio termostato, katilo valdiklis jau tą siurblį prie tam tikros temperatūros įjungs ir jau vėstant katilui išjungs. Valdiklis yra labai paprastas, labai suprantamas, viskas yra aišku. Čia jūs matote dabartinę katilo temperatūrą, čia jūs matote įvestą katilo temperatūrą 60 laipsnių, įvestoji temperatūra reiškia, kai jis iššils iki 60 laipsnių, dirbs ventiliatorius iki 60 laipsnių, 60 laipsnių pasiekus, ventiliatorius nustoja dirbti, katilas tada rusena. Valdiklis yra paprastas, lengvai suprantamas, viskas yra aišku. Paspaudus meniu mygtuką 2 kartus yra užkuriamas ventiliatorius ir katilas pradeda dirbti. Katilo valdiklis yra meniu lietuvių kalboje, tačiau kai kurios pasirinktis yra prieinamos tik atestuotam serviso atstovui, tai turėtų būti UAB Šilčio serviso atstovas arba UAB Šilčio atstovybės serviso atstovas. Ir jeigu kažkokie klausimai kyla, mes visada padedame juos išspręsti. Taigi, katilas yra ypatingas tuom, kad jo konstrukcija yra tokia, kad visas, kas dega čia degimo kameroje, Degimo kamera, tarp kitko, yra labai didelė ir ypatingai didelės yra užkrovos durys, kas leidžia į katilą dėti labai didelius medienos gabalus ir tai, žinoma, įtakoja jo degimo laikotarpį ir tokiu būdu nereikia prie katilo lakstyti kas kelias valandas, galima iš jo išgauti kuo ilgesnį degimo laikotarpį. Tačiau ne vien dėl savo didelių durų katilas gali ilgai degti, bet ir dėl savo konstrukcijos, kurios dėka kuras čia kai dega, jisai taip pat nekyla į patį viršų ir neišeina į kaminą, tačiau jis virsta kelis kartus, virsta pačiam katile
ir tada tik išeina karštas dūmas į kaminą, tačiau jis tokių vertimų pagalba yra užlaikomas kuo ilgiau katile, kad katilas kuo daugiau pasimtų šilumos iš kuro ir kad būtų kuo efektyviau sunaudojamas kuras. Dėl savo ypatingos oro padavimo sistemos šitas katilas gali iš malkos arba iš anglies, iš bet kokio kuro išspausti kiek įmanoma daugiau. Dėl ko? Dėl to, kad ventiliatorius orą paduoda taip kaip pavadinsim, 2 taškus. Pirminis oro padavimas, tas vadinamas, yra suvirinti kanalai. Katilas orą gauna iš apačios, į kamerą pučiasi, iš pačios apačios, pro ardelių tarpus, kaip ir visose katiluose, iš apačios. Tačiau yra antrinis oro padavimas štai šonuose. Viršuje degimo kamerų šonuose, tiek iš vienos pusės, tiek iš kitos. Ir tai yra ypatingas dalykas tom, kad tokiu būdu, kai šitoje vietoje vis dega kuras ir makaluojasi tos sprogiusios dujos ir dūmai ir visa kita, tose vietose gaudamos deguonies, tos sprogiusios dujos dar kažkiek iš savęs išdega ir gaunasi ta savotiška vadinamųjų dujų generacija. Kadangi yra dujos, kaip sakant, yra sudeginamos kiek galima daugiau, tai irgi įtakoja į kuro sąnaudas, sumažėja kuro sąnaudos ir išilgėja katilo kūrenimo laikas. Patį didžiausią karštį gauna šitie vamzdžiai. Dėl ypatingos cirkuliacijos, kadangi šitie vamzdžiai yra labai aptakus, yra apvalūs, katilas labai greitai sušyla. Todėl jeigu lyginti su kitais katilais, šitas katilas labai greit sušyla ir nereikia ten laukti užkūrus katilą, ypač jeigu šaltą dieną, kol pradės ten viskas šilti, viskas vyksta labai greit. Katilo priežiūra yra taip pat labai paprasta, yra numatyti visi įmanomi variantai. Tarkim, pradėsim nuo to, kad visos šito katilo durys ir visos vaikščiančios detalės turi galimybę laikui bėgant būti paveržiamos. Durys gali būti pritraukiamos arčiau, nes bėgant laikui dėvisi šitą virvę. Tai, kad būtų sandaru, kad dūmai neįtų iš katilo į vidų, yra visur paveržiamas sagtys. Visur sagtys yra paveržiamas, tiek tų durelių, tiek abu, tiek pakuros, tiek peleninės, visur yra paveržiamas sagtys. Kad pakeitus naują virvę, kad būtų viskas kuo paprasčiau. Katilo valymas taip pat yra labai gerai prieinamas, jis nėra sudėtingas, tai gali atlikti tiek vyras, tiek moteris. Viskas vyksta čia, nusiima pagrindiniai valymo dangčiai. Ir mes turime šitokį vaizdą, tai yra katilo vidus. Čia šitoje vietoje viskas valosi pačią kamerą. Į pačią kamerą, viskas čia krenta ir valosi į pačią kamerą degimo, iš kurios viską išsivalom su šiteliuku iš peleninės, o šitose vietose viskas gražinasi į dugną, o iš dugno viskas yra pasiekima per dureles iš abiejų pusių, kurios nusima labai paprastai, su 2 varžteliais. Iš abiejų pusių jūs turite prieimą ir katilą jūs galite valyti ir, kaip sakant, ir rankos nebus labai purvinos. Visur yra labai geri prieimai ir prie pačio kamino yra prieimas, galima su ranka išsivalyti kaminą, tai yra labai aktualu, nes užsikimšus kaminui katilo darbas šiek tiek sutrinka. Čia, ta prasme, visų katilų. Ir pajungimas į pačią sistemą paduodamas yra katilų viršuje, o grįžtamas iš sistemos pasirinktinai iš abiejų pusių. Tiek iš tos pusės, tiek iš anos.
pusės. Taigi, kaip minėjau, šis katilas yra padarytas iš 6 mm katilinio plieno ir tai leidžia šį katilą eksploatuoti ypatingai ilgai. Tie katilai, tarkim, tikrai yra pavyzdžiai, tie katilai Lenkijoje yra kūrenami anglimi, kas katilo ilgamžiškumą sutrumpina beje, tačiau tie katilai gyvena tikrai labai ilgai. Per 15 metų ne kiekvienas tą katilą gali užpjauti. Taigi, jeigu jums reikalingas yra šiuolaikinis kieto kuro katilas, kuriame galima kūrenti viską, tiek anglį, tiek malkas, tiek viską ir iš to kuro išspausti kiek įmanoma, nes tas pats kuras šiais laikais taip pat kainuoja. Mes jums tikrai patarime pirkti šitą variantą, nes jūs būsite patenkintas, nes nereikės prie jo dažnai eiti kūrenti jo ir eksploatacija yra labai paprasta ir ilgamžiškumas jo yra tikrai didelis. Sėkmės. Taip pat vienas šio katilo yra ypatingų privalumų tai, kad jo ardelės viduje taip pat yra vėsinamos vandeniu, tai yra suvirinti trikampiai, kuriuose cirkuliuoja vanduo ir taip ardelės išlaiko savo ilgamžiškumą, nes nekūrėja metalas. Taip pat jos turi taip pat yra mechaninis ardelės valymas, kuris leidžia sujudinti kurą. Tarkim, jeigu jūs kūrenate anglimi, norite papildyti kamerą anglimi, kad nereikėtų naršyti žarstekliu, kad atsigautų tas žaizdras, užtenka pripilti naujo kuro ir kelis kartus sujudinti pedalą, kuris montuojasi, tarkim, galima jį. Ir iš apačios į viršų. Iš apačios. Pelenai šalinasi paprastai, yra dėžė, išsitraukia ir jau lieka tik visus pelenus viską iškratyti lauk arba į savo didesnį indą.